Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Sveiki atvykę į mūsų techninę instrukciją apie Thermomix TM31. Šiandien mes parodysime, kaip pakeisti bazę ir kubilėlį. Šis procesas yra svarbus, kad užtikrintumėte, jog jūsų prietaisas veiktų optimaliai. Pradėkime. Pasiruošimas. Prieš pradedant įsitikinkite, kad turite visus reikalingus įrankius, naują bazę, kubilėlį ir atsuktuvą. Be to pasitikrinkite, ar jūsų prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Dalinio demontavimas. Pirmiausia, atsukite varžtus, kurie laiko seną bazę. Naudokite atsuktuvą, kad atsargiai atlaisvintumėte varžtus. Laikykite juos saugiai, kad vėliau galėtumėte juos vėl panaudoti. Bazinės dalies nuėmimas. Po varžtų nuėmimo atsargiai pakelkite seną bazę. Jei ji yra prisirišusi, švelniai pasukite ją, kad atlaisvintumėte. Naujos bazės montavimas. Paimkite naują bazę ir pritvirtinkite ją prie prietaiso. Įsitikinkite, kad ji tvirtai laikosi ir yra teisingoje padėtyje. Varžtų tvirtinimas. Panaudokite atsuktuvą, kad vėl pritvirtintumėte varžtus. Patikrinkite, ar visi varžtai yra sandarūs, kad užtikrintumėte stabilumą. Kubilėlio pakeitimas. Dabar pereikime prie kubilėlio. Atsargiai nuimkite seną kubilėlį, pakeldami jį nuo bazės. Naujo kubilėlio montavimas. Paimkite naują kubilėlį ir pritvirtinkite jį prie bazės. Patikrinkite, ar jis tvirtai laikosi ir ar nėra jokių tarpų. Baigiamasis patikrinimas. Kai abu elementai yra įdiegti, dar kartą patikrinkite, ar viskas yra teisingai pritvirtinta. Įjunkite prietaisą ir atlikite trumpą testą, kad įsitikintumėte, jog jis veikia tinkamai. Nemokama diagnostika. Jei kyla problemų su prietaisu po remonto, siūlome nemokamą diagnostiką. Mūsų specialistai atvyks pas jūs į namus ir padės nustatyti galimas problemas. Kainos pasiūlymas. Prieš atliekant bet kokius remonto darbus, pateiksime jums kainos pasiūlymą. Tai padės jums planuoti biudžetą ir užtikrinti, kad suprantate visas išlaidas. Tai buvo viskas apie Thermomix TM31 bazės ir kubilėlio pakeitimą. Tikimės, kad šis vaizdo įrašas buvo naudingas. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.